Šių metų birželio 2 dieną, važiuodamas į Varšuvą, Seinų krašte apsilankė Lietuvos Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas. Jis aplankė lietuvių savanorių kapus Berznyko kapinėse, Seinų Žiburio mokyklą, vyskupo Antano Baranausko paminklą Seinuose. Kampuočiuose akimirkai sustojo prie paminklo skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui, Laisvės ąžuolyne pasodino ąžuolą. Ištraukti iš duobės padėjo skriemuolių sistemą. Už 3 beržų rišome lyną, skriemulius ir 30 mm naują lyną, bet dėja, kada dvigubą apjuosėm, trūko. Vėliau užsuko į Punsko mokyklą, kur susitiko su Punsko kovo 11-osios licėjaus bei Dariaus ir Girėno gimnazijos moksleiviais. Jūs esate kaip smiltys atvežtos iš Baltijos pajūrio, pažertos čia, bet jūs virtot tokiais puntukais, kurių niekas iš čia neišneš. Mes ką tik važiavom prieš šią mokyklą, buvom sustoję prie to paminklinio akmens, kuris pasirodo yra vienintelis pasaulyje savomis lėšomis pastatytas atmintinis akmuo kovo 11-ąjai. Jūs žinote, apie ką aš kalbu. Dabar jūs tokiais akmenimis ir virtote. Ir aš noriu, kad jokie vėjai, kokie čia besiaustų, ypač nepriteklių šiais laikais, jūsų nesugebėtų išjudinti. Nes būtent jūsų tvirtybė yra štai šių mažųjų smiltelių, mokinių ateities pagrindas. Aš noriu jums palinkėti kuo geriausios klotės. Jaunimui noriu pasakyti, kad jūs iš tiesų turite istorinį šansą, turėdami štai tokias galimybės čia, tokios užsispyrusius mokytojus, būti lietuviais, nors ir ne savoje valstybėje. Svarbiausia būti juo širdyje, o visa kita jūsų gyvenimo ir apsprendimo kelias. Mes žinom tas problemas. Pirmą kartą, kiek man minėjo gerbiamas ambasadorius, viešnagės metu prieš keletą mėnesių lietuvių delegacija Lenkijos pusėje pasakė labai aiškius ir kategoriškus reikalavimus, kad balsas būtų ne tik išklausomas, bet ir išgirstas. Buvo pasakyta, kad nežiūrint valstybės dydžių mes esame lygiaverčiai partneriai, kadangi nėra mažų tautų, yra negausios tautos, bet jos yra lygios. Ir šioje vietoje labai dažnai iki tol buvo valdžios įsileidžiama, nežinau, galbūt buvo tokia pozicija, Lenkija buvo mūsų advokatai pakeliui į NATO Europos Sąjungą, mes už tai jiems dėkingi, bet toliau mes turime eiti kartu. Ir kaip dažnai mes girdime, kad yra Lenkų problema Lietuvoje, aš galiu pasakyti, nėra, ir tai kartoju ir Lenkų valdžios atstovams. Yra mažumų problemos Lietuvoje ir Lenkijoje, ir jas turim spręsti taip pat ir bendrai. Ką tik teko viešėti Seinuose ir vietinė žurnalistė Lenkijos dienraščio vietinio paklausė, kaip jums šita situacija, kaip atrodo situacija lietuvių Lenkijoje. Sakau, nuoširdžiai pridėjęs ranką prie širdies galiu pasakyti, kad aš norėčiau, kad čia lietuviai gyventų bent jau taip, kaip Lenkai gyvena Lietuvoje. Ir apie tai reikia kalbėti, tai reikia ir sakyti. Ir mes kalbėjome su aukščiausiais pareigūnais būtent apie jūsų mokyklos renovavimo problemas ir pastovimės, tai kartosim, tol, kol jiems tai nusivos, nes kitų kelių mes neturim. Jūsų atkaklus darbas ir mūsų pastovus pozicijos išaiškinimas ir vis priminimas. Taip atsiras Seinuose vyskupo Baranausko gatvė, taip galų gale pabaigsim tą jūsų taip laukiamą mokyklą ir galima kalbėti daug, bet aš noriu pirmiausia padėkoti dar kartą už jūsų užsispyrimą, už tuos gražius žiedlapius, kurie skleidžiasi čia scenoje, aš turiu minį ne gėles, o paneles. Aš matau iš akių, kad joms dabar labiau rūpi ne mokslai, atostogos ir stovyklos bei bernai, tai kaip ir vaikinams. Taigi, mielosios ir mėlieji, taip pat pedagogai, mokytojai, direktorė, dar kartą noriu pasveikinti jūs su tai, kad vakar pralošėt. Ir tegul tai būna paskutinis pralošimas jūsų pedagogų gyvenime. Ir norėčiau išgirsti galbūt ne tiek čia, kiek ir Lietuvoje susitikę tas problemas, kai jūs, galbūt šiandieną toks improvizuotas susitikimas,
Bet kad jis būtų dalykiškas, tai tie susitikimai tęsis, nes aš pats, kad žinočiau, kaip kalbėti su Lenkijos atstovais, lankiausi Vilnijos krašte, mačiau tas problemas savo akimis, čiupinėjau jas savo rankomis ir mes jas žinome ne iš nuogirdų, ne iš spaudos ir pasiruošę už jas kovoti už jūs, nes jūs esate vaikai Lietuvos, mamos, kurie visų jūsų laukia. Prašau, kadangi du direktoriai, žinokit, turi paveikti, mes mokam daryti stebuklus. Prašau. Man jau storyn. Lietuvos Seimo pirmininkas aplankė taip pat statomą Punsko licėjaus pastatą, domėjosi nuveiktais darbais. Gaušimės jie po pamažai 3 metam, kaip nustatyti. O vidaus reikalų ministerija šiandien